Labą dieną visiems surinkusiems į mūsų eilinį posėdį. Atsujame. Labą dieną visiems susirinkusiems į socialinio komiteto posėdį. Eilinis. Šiandien turim vieną klausimą, kurį pristatys mūsų Regina Sokolovič, skyriaus vedėja. Klausimas bus 14 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 metų balandžio 27 dieną sprendimo dėl atstovų skyrimo į Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybos dalinio pakeitimo. Gerbiami komiteto nariai, šio sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai tai pakeisti atstovą į rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtų asmenų, dviejų savivaldybės, kurios teritorija yra įstaigos buveinė tarybos paskirtų asmenų ir vieno įstaigos pagal darbo kodeksą veikiančio darbuotojo atstovo paskirtų asmens. Stebėtojų tarybos narių kadencijų skaičius nėra ribojamas. Tai tokios stebėtojų tarybos buvo patvirtintos Šalčininkų savivaldybės tarybos sprendimu 2023 metais, balandžio 27 dieną, 5 metų kadencijai. Kadangi savivaldybės paskirtas tarybos stebėtojų tarybos narys Jolanta Černevskienė jau nuo spalio mėnesio pradėjo dirbti kaip sveikatos centro koordinatorė, kuris veikia prie mūsų pirminės sveikatos priežiūros centro. Tai ji negali jau būti stebėtojų tarybos narė. Tai jeigu jūs patvirtinsit, tai aš sutinku būti kaip skyriaus vedėja šių tarybų narė, stebėtojų tarybų narė. Ir dar vienas punktas yra, 135, čia Eišiškio asmens sveikatos priežiūros centro specialistė, čia Jolanta Kisel, buvo pakeista tiesiog jos specialybės pavadinimas. Jinai buvo kaip statistė įrašyta anksčiau, o dabar jinai kaip specialistė pagal naują struktūrą. Tai čia būtų tokia esmė šio sprendimo. Pritarėm šitam projektui. Yra, galima nesutikti, galima kitą kažką ieškoti. Kaip jūs? Galima apsvarstyti, jeigu yra kiti variantai. Variantų kitų nėra. Kažkas tai turėtų būti iš savivaldybės. Tam mes esame netinkami. Aš kažkada tai irgi buvau tam, bet dabar nėra tarybos narių. Tai siūlau pritarti. O klausimų dar turit kokių nors? Reginai? O aplamai kokių klausimų dėl kokių nors kitų įvykių rajone ar kas nors? Nori paklausti? Nenori. Susitikimą iki kito pasimatymo. Ačiū labai.